Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kas rytą dovanų, lašą vilties ir grožio, spindulį pavasario dienų. Ponios Zitos pomidorus mes nufilmavome per Velykas, reiškia beveik prieš mėnesį. Dabar jau jie visi milžinai ir vos besutelpa ant buto palangių. Tačiau Zita su kiekvienu pasikalba ir pasuka vis kitą šoną į tą pusę, pro kurią debesis įveikia daugiau šviesos. Pirmiausia, reikia skinti patį pirmąjį, o pirmieji pasirodo raudoni tie vaisiai. Juos reikia palikti, nevalgyti, kad jie ten ant krūmų gerai prinoktų. Paskui nuskinu, pasidedu juos dar saulė, jie dar panoksta, palaikau apie savaitę, paskui aš juos operuoju, kaip sakau, išimu sėklas, išplaunu aš jas, o paskui džiovinu, užsirašau pavadinimą, kokia ta sėkla. Aš labai mėgstu, pavyzdžiui, kai buvo Raisa F, Friska F, buvo labai brangios sėklos. Jos tada labai brangiai kainavo ir dabar brangios, arba tokie kaip Juodasis princas arba Kumato. Man labai patinka, ypatingai Kumato, kurie rudenį nuimi derlių, gali laikyti iki pat sausio mėnesio, jie nesikeičia, jie nejenda, jie kieti ir labai skanus, žmonių labai geri. Daug sodininkų tai ignoruoja, bet ponia Zita visuomet laikosi mėnulio kalendoriaus. Pagal jį griežtai ir sėja, ir pikioja, ir sodina, ir geni savo augintinius. Daiginimo dalį praleisiu, nes jau vėlų pradėti. Bet paaiškinsiu, kodėl net apyšalčiame bute užauginti mano Zitos daigai visuomet tvirti kaip ąžuolai. Putplastis. Ant jo pastatyti daigai lyg ant šiltos pagalvės. Nakčiai, pavyzdžiui, jie tokie nedideli, jos gali man irgi ant radiatorius palaikyti lygiai taip pat uždengus kokią nors celofanu torkbu. Dar viena gudrybė. Pikiuodama daigelius, ponia Zita į indelį pila nedaug žemės. Kai daigelis ūgteli, Zita prideda žemės, kuri paslepia daigo kotelį. Nes ant to kotuko dar pagalbinės auga šaknytės. Na, o dabar jau toji dalis, kurios nekantriai laukia visi pomidoro augintojai. Kelionė į šiltnamį. Įsikasęs duobę, aš dedu po žuvytę, tik nesūdytą, žalią žuvytę ant šaknų. Į duobę nestatau, bet guldau, kai jie gulsti būtų. Tada ant kiekvieno to stiebo pagalbinė šaknis užauga, jis turi labai daug tų didelė šaknų sistema įsivysto. Taip, ir gulinti. Jie visi guli, bet ant rytojaus visi jau pasistojo, paskui visai statė. Lina, mokysiu jūs sodinti medelius plikomis šaknimis, man patarė dar vieną dalyką. Sako, o tu kiekvienam pomidorui duok saują biohumuso, sliekų pagaminto žemės. Ir neatsiginsi klausiančių, ką darai, kad pomidorai štai tokie. Beje, ponia Zita visiškai nepaiso agronomų patarimo auginti tik vienos veislės pomidorus, esą kitaip veislis persikryžmina. Nieko panašaus. O įvairovė mano aš labai daug sodinu. Jaučio širdis yra aukšti, yra stambus, čia yra geltoni mano dideli, paskui juodi, stambus, smulkus labai, ružavis stambus, nežinau net pavadinimo, nes pačios sėklos yra gamintos. Čia magnis kažkodėl, bet visus pasėjo, o šitas nenorėjau, numetau, lyg tai kažkur kalasi daigeliai. Kiek dar čia tų veislių ant Zitos palangės? O iš gerų tai man labai Fabiola, labai puikus yra, stambus, skanus, brūtus pas mane čia. Promik yra neaukšti, žemaūgiai, nereikalingi. Yra ištyti ir jie labai daug vaisių duoda, Tolstoj labai geri. Šiltnamyje jokių gyvų negali užsistovėti oras. Jiems reikalinga, kad oras vaikščiotų. Kada yra vėjas, apdulkina, jų daugiau vaisių užsimezga. Nuo ligų savo rinktinę Zita saugo sodindama po jais tagetes. Nes tagetis yra kaip fungicidas. Mūsų šeimos šventėse Zitos konservuoti pomidorai yra ir užkanda, o man tai ir desertas. Jie būna saldarūkščiai, labai skanus. Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kas rytą dovanų, lašą vilties ir grožio, spindulį pavasario dienų.